Jei kada nors žaidei su magnetais, žinai, kad tarp jų yra skirtumų. Yra tokių, kuriuos naudojame pritvirtinti daiktams prie savo šaldytuvo. Jie yra silpnesni, bet yra ir stipresnių, kurie turi įvairių kitų panaudojimo būdų. Tačiau stiprių magnetų paslaptis slypi viename elemente. Taigi šiandien pakalbėsime apie neodimio magnetus. Papasakok daugiau apie inžineriją. Šiandien pakalbėsime apie vieną iš įdomiausių šiuolaikinės inžinerijos medžiagų – neodimio magnetą. Ar kada nors susimastei, kaip toks mažas magnetas gali būti toks galingas, kad sugeba pakelti daiktus, kurie yra daug sunkesni už jį patį? Arba kaip šie magnetai sugeba išlaikyti tokią stiprią magnetinę jėgą, net ir esant ekstremalioms sąlygoms? Na, atsakymas slypi unikaliame cheminių ir fizinių savybių derinyje, dėl kurio neodimis tampa ypatinga medžiaga. Bet kas iš tikrųjų yra neodimio magnetas? Norėdami tai suprasti, turime pradėti nuo pagrindų. Neodimio magnetas nėra paprastas magnetas, kaip tie, kuriuos dedate ant šaldytuvo. Iš tikrųjų, tai yra metalų lydinys, sudarytas daugiausiai iš neodimio, geležies ir boro. Šis specifinis elementų derinys sukuria medžiagą turinčią itin stiprias magnetinės savybės, kurios yra daug pranašesnės tradiciniai ferito arba alniko magnetai. Neodimis yra cheminis elementas priklausantis lantanidų grupiai, dar vadinamai retosiomis žemėmis. Bet kodėl būtent ši elementų kombinacija sukuria tokį stiprų magnetizmą? Atsakymas slypi neodimio atominėje struktūroje. Ar žinote, kas lemia, kad medžiaga tampa magnetinė? Viskas prasideda nuo elektronų. Kiekvienas elektronas turi savybę vadinamą spinu, kurią galima įsivaizduoti kaip mažą sukimąsi. Kai daugelio elektronų spinai yra nukreipti tą pačią kryptimi, jie sukuria bendrą magnetinį lauką. Būtent neodimyje 4F sluoksnio elektronai turi ypatingą savybę. Jie sugeba išlaikyti savo spinus suderintus daug stabiliau nei kitose medžiagose. Tai reiškia, kad neodimis natūraliai turi gebėjimą sukurti stiprų magnetizmą. Bet palaukite, jei grynas neodimis jau yra magnetinis, kodėl mums reikia pridėti geležies ir boro? Atsakymas yra tas, kad Nd2Fe14b lydinys, kuris yra dažniausiai pasitaikančio neodimio magneto cheminė formulė, sukuria ypatingą kristalinę struktūrą, kuri labai sustiprina magnetizmą. Geležis prisideda savo magnetinėmis savybėmis. Tuo tarpu boras padeda stabilizuoti kristalinę struktūrą, padidindamas medžiagos koercivumą. Jei nežinote, koercivumas yra techninis terminas, reiškiantis medžiagos atsparumą prarasti savo magnetizaciją. Kitaip tariant, kuo didesnis koercivumas, tuo sunkiau yra išmagnetinti magnetą. Dabar pakalbėkime apie fizinės savybės, dėl kurių šie magnetai yra tokie ypatingi. Viena iš svarbiausių savybių yra magnetinės energijos tankis, dar vadinamas maksimaliu energijos produktu. Neodimio magnetai turi magnetinės energijos tankį, kuris siekia 50 mgausų Örstedų. Tai maždaug 10 kartų daugiau nei tradicinių feritinių magnetų. Tai reiškia, kad daug mažesnėme tūryje neodimio magnetas gali sukurti daug stipresnę magnetinę jėgą. Štai kodėl galite matyti tokius mažus neodimio magnetus, galinčius pakelti sunkius daiktus. Bet kaip tiksliai ši magnetinė jėga yra sukuriama? Kai magnetizuojate medžiagą, jūs išlygiuojate joje esančius mikroskopinius magnetinius domenus. Įsivaizduokite kiekvieną domeną kaip mažą magnetą. Kai visi šie maži magnetai nukreipti tą pačią kryptimi, jų magnetiniai laukai susideda, sukurdami daug stipresnį magnetinį lauką. Neodimio magnete, neodimio geležies boro lydinio kristalinė struktūra leidžia šiems domenams itin efektyviai išsirikiuoti ir ilgai išlikti išrikiuotiems. Tai ir daro neodimio magnetą nuolatiniu. Tai yra, jis išlaiko savo magnetizaciją be jokio išorinio energijos šaltinio. Kita svarbi fizikinė savybė yra Kiurio temperatūra. Ar žinai, kas nutinka, kai pašildai magnetą? Na, kai temperatūra kyla,
šiluminė energija pradeda suardyti magnetinių duomenų išsidėstymą. Yra tam tikra temperatūra, vadinama Kiurio temperatūra, prie kurios medžiaga visiškai praranda savo magnetizaciją. Neodimio magnetams ši temperatūra yra maždaug 310 grūdus Celsius. Tai yra palyginti aukšta temperatūra palyginti su kitais magnetais. Todėl neodimio magnetai gali išlaikyti savo magnetinę jėgą plačiame temperatūrų intervale. Todėl jie tinka daugeliui pramoninių taikymų. Bet koks yra šios ypatingai stiprios magnetinės jėgos paslaptis? Atsakymas slypi savybėje vadinamoje prisotinimo magnetizacija. Tai reiškia, kad neodimis gali pasiekti magnetizacijos būseną labai artimą savo teoriniam maksimumui. Sujungus su dideliu koercivumu, tai lemia medžiaga, kuri ne tik sukuria labai stiprų magnetinį lauką, bet ir geba jį stabiliai išlaikyti. Tetragoninė neodimio, geležies ir boro lydinio kristalinė struktūra sukuria labai stiprią magnetinę anizotropiją. Tai reiškia, kad medžiaga turi labai ryškią pageidaujamą magnetizacijos kryptį. Tai prisideda prie koercivumo ir magnetinio lauko stabilumo. Dabar jūs galite klausti, jei neodimis yra toks galingas, kodėl mes nenaudojame neodimio magnetų visur? Na, yra keletas apribojimų. Pirma, neodimis yra trapus medžiaga ir gali lengvai sulūžti, jei patiria mechaninius smūgius. Antra, jis yra jautrus korozijai, ypač drėgnoje aplinkoje. Todėl neodimio magnetai dažniausiai yra padengti nikeliu, variu arba auksu, kad būtų apsaugoti. Trečia, jų kaina yra didesnė nei tradicinių magnetų. Ir galiausiai, esant labai aukštai temperatūrai, artėjant prie Curie temperatūros, magnetas pradeda prarasti savo magnetinę jėgą. Tačiau, nepaisant šių apribojimų, neodimio magnetai iš esmės pakeitė daugybę taikymo sričių. Jie naudojami aukšto efektyvumo elektros varikliuose, vėjo energijos generatoriuose, kompiuterių kietuosiuose diskuose, ausinėse, magnetinio rezonanso aparatuose ligoninėse ir netgi aerokosminėse technologijose. Unikalus neodimio, geležies ir boro cheminis bei fizinis savybių derinys sukūrė medžiagą, kuri pranoksta įprastų magnetų ribas. Jei šiandien naudojate mažytę Bluetooth ausinę savo ausyje su išskirtinė kokybė, tai todėl, kad ausinių garso keitikliai buvo sumažintos, naudojant neodimio magnetus, neprarandant kokybės. Ir jūs žinote, kai kalbame apie inovacijas tokiuose medžiagose kaip neodimis, kalbame apie profesionalus, kurie turėjo puikią idėją ir sugebėjo ją paversti produktu, kurį kasdien naudoja milijardai žmonių. O ar žinojate, kaip neodimio magnetai gali būti tokie galingi? Ar kada susimąstėte, kiek tokių magnetų turite namuose paslėptų savo elektronikoje? Parašykite komentaruose, man įdomu sužinoti. Čia šone yra du įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite mus paremti, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai. Didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.